That makes sense though. Išaušo rytas, labas rytas. Judėsim link Marakešo šiandien. Pasieksim 130 km laukia. Drėgmės susirinkas, nieks nepasikeitė. Nuo vakarą. Vaizdas liko tas pats, nebuvo niekas retė. Talo, kai buvau nuėjus, einu atgal prie kelio. Kol susitvarkau aš su šita sistema priveržimo, tai užtrunka. Nėra taip greit susimesti tišiukus ir viskas. Jau saulytė išlindo, tai gerai, nes šilčiau. Nėra čia taip karšta, kaip atrodo. Tiesą sakant, net vėsu. Vėsu ir dieną būna. Pirma naktis, kur nelyjo. Užsisakiau nakvynę Marakešė už 12 eurų. Radiadą tą. Jie daro ekskursijas. Aš labai noriu su kupranugariais pajudinėti. Tai gal pavyks rytoj. Išėjimas į kelią. Linkėjimai iš Afrikos. Išsikeičiau ką tik dar pinigų. Pasiėmiau 100 eurų, todėl kad bus ekskursijos, reikės susimokėti tam tikrose vietose spėjai grinais ir dar reiks datraukti iki kelionės galą. Tai aš manau turėtų užtekti viskam jau, nes dar apie kokias 8 dienas čia būsiu. Tai tik tai kelto bileto neturiu, bet aš dar neįsivaizduoju, kur aš būsiu, nes šiandien įpusėjo kelionę. Tai manau užteks. Tai man atrodo 3 eurų mokestį dar paėmė. Liko dar apie 80 km. Tai minam. Šiandien nakvynę, pasikrauti, išsiskalbti viską. Aš tikiuosi rytoj pavyks su kupranugariais pajudinėti. Paėmėm žmogų, patranzavo. Aukštų pastatų visiškai nėra. Viskas plokščia. Išdžiūvo lūpas. Šilta šiandien, bet pavėsi iškart šalčiau. Ir jeigu nusirenki, irgi šalčiau. Turi būti vis tiek apsirengęs. Tas pats su kojom. Liko 20 km, jau matėsi viskas. Neryškiai, bet jau matėsi. Šiandien dar spėsim tikrai nemažai aplankyti mieste. Bet be dviračio. Pasiėmiau kavos ir ledų. Lauksim vakarą, kol atsidarys visi ir pavalgysim kažką normalaus. Jeigu surasiu, jau įdegiau. Šiandien labai kaitri saulė. La, kava ir ledai. Degino nugarą. Turiu jau savo lovą. Pasitraukęs dar miestą eisiu pavalgyti. Užsisakiau rytoj jau kupranugarių su vakarienė, nes čia neįmanoma valgyti ir tai
tada poryt jau matysim, kaip bus. Šiandien vakare ir rytoj dar ryte pasidairysim mieste. Labai gražus Rijadas, pasižiūrėkit, kokia čia architektūra. Šlai išsiskalbsim viską ir mes čia savo baltinius padėjausim, nes mano jau rūbai tai jau iš vis atrodo ne kaip čia nai tentas. Irgi galvojau gal tokį užsisakyti, bet pagalvojau, kad ir taip kasdien miegu naktim lauke, nebe. Taip atrodo Rijadas. Tai 12 eurų kiekviena naktis. Iš viso 34 ir kupranugariai 45 eurai, todėl kad 24 eurai yra kupranugariai tik tai taksi, paslaugos ir vakarienė 10 eurų. Viskas viename. Mano kambarys reikia prisiminti žalios durys, 5 numeriukas. Skersgatvį aplankysim miestą, dabar yra 6 valandos vakaro. Išsiprausiau, pasirašiau, rūbus atidėjau skalbt. Vis tiek negaliu visų rūbų įskalbt, nes vis tiek man šitų rūbų reikia. Pasižiūrėkit, kokie čia skersgatviai. Bent jau tiek. Užsidedam akinius, kad nieko nematytumėm. Einam tolistaut. Toks turistas su kuprinytu. Kelnes dar šlapios, tai šitą užsidėjus. Čia bent dabar jau restoranai veikia ir kviečia žmones. Ir čia viskas taip suspausta, viskas vienoje vietoje. Žiūrėkit. Bet jau reiks pavalgyti ir suktis atgal, nes čia jau temsta. Per tokį skersgatvį naktį prasėti. Ir reiks eiti. Visi labai kimba. Einam vėl į pagrindinę aikštę. Sėdžiu vienam geresnių vietų, kavinių, restoranų. Matot, kiek daug žmonių. Visa raudona. Vidimi. Pažiūrėkit, kokia eilutė iš šitą restoraną. Sumokėjau 72. Tai čia 7 eurai maždaug. Dabar
Ko mēmam atgal, nes jau tams ir nieko nesimato ir man jau viesu. Labai skaniai pavalgiau.